Sveiki. Dauguma mūsų turime namus, kurie mums yra labai svarbus. Ir kodėl yra svarbus? Dėl to, kad senjorams, aš turiu galvoje mūsų kartą, būstas nėra tik tai kvadratiniai metrai. Tai yra ir saugumas, ir stabilumas, ir prisiminimai, ir santykiai su vaikais, o gali būti ir finansinės problemos, ir taip pat ir nesaugumas, ir netgi teisinės problemos. Tad šios dienos tema yra senjorų būstas. Jūs žiūrite Žilalaidę. Mes labai tikimės, kad jūs mus palaikysite savo prenumeratomis ir jeigu jums patinka, ką mes kalbame ir kaip kalbame, tai labai laukiame ir jūsų komentarų bei laikų. Nes mums jie iš tikrųjų labai svarbus dėl YouTube'o algoritmų. Senjorams būstas gali būti visas gyvenimas, kuriuose jie užaugino vaikus, kuriuose jie gyvena. Tai yra ir prisiminimai, tai yra ir sentimentai, tai yra ir patogumas, kai pažįsti kaimynus, kai pažįstama aplinka, kai žinai, kur artimiausios parduotuvės. Tačiau kartais gali būti tokia situacija, kai būstas tampa finansinė našta, jeigu vienatvės jausmas labai stiprus, arba gali sukelti teisinių problemų, kai apie tą būstą pradeda kalbėti artimiausi šeimos nariai ar galimi palikuoniai. Todėl mes paanalizuosime visos tos dalykus, taip pat pakalbėsime apie praktinius patarimus, kuriuos galima duoti, kaip saugiau gyventi tokiam būste. O dabar noriu paklausti Aušros, o ką tau reiškia būstas senjorams ir apskritai tą temą? Na, aš tikriausiai šitoje laidoje atspindėsiu tą ganėtinai netipišką Lietuvai mąstymą apie tai, kad būstas yra tik namai, bet ne tavo gyvenimas. Ir kad patogumas gali būti ir neturėti už nugaros daug kvadratų, už kurie gali tekti labai daug dirbti valant ir taip toliau. Tai aš nesu tipinis atvejis. Aš, kaip net nekartą esu sakiusi, netgi gyvenu nuomojamam bute. Bet tai, ką jūs aplink matote, yra tiesiog nuomojamas butas. Ir tai man kažkaip visai nesukelia jokių ypatingų emocijų. Ir pirmą kartą aš apie tokį dalyką pagalvojau prieš labai daug metų. Buvo truputį daugiau negu prieš 20 metų. Aš su draugais važiavau į Daniją, mus pakvietė vakarienės danų šeima ir pradėjome apie viską šnekėti ir moteris šeimos jau ponia, jinai sako, aš jos klausiau, ką jūs veikiate? Moteris tokių kokių 40 metų panašiai tuo metu buvo. Gal jaunesnė, ir jinai sako, aš pardavinėjau, aš esu būsto brokerė, aš prekiauju būtais. Aš sako, prekiauju 1-2 kambarių būtais. Man tas labai krito į akis, aš pagalvojau, kaip įdomu, kad yra specialiai skirtingos būtų rinkos. Ir aš jai sakau, o tai turbūt čia jaunimo. Jinai pažiūrėjo mane labai keistai ir sako, sako, tai kaip tik priešingai vyresnio amžiaus žmonių. Tai ką tas jaunimas ten tose 1-2 kambarijams, vaikus reikia auginti, sako. Aš sakau, o tada jinai man papasakojo, kad Danijoje yra įprasta, kad likus porai metų iki pensijos, danai pradeda kreiptis į tokias mažesnius butus, mažesniais butais prekiaujančias kontoras, ir ten pasiūlo iš vienos pusės, parduoda savo kartais namą, kartais didelį būstą, tame, ką jie visą gyvenimą gyveno, tam, kad gautų tą 1-2 kambarių butuką, kuris gal būtų arčiau vaikų namų, ta prasme įvairiai ten atsižvelgia, ar arčiau kažkokios gydymo, ar dar kažko tai. Ir jie turi pinigų savo gyvenimui, papildomų, kai mums dažnai sako, kad vakariečiai keliauja ten visur, patikėkite, jie dažniausiai keliauja dėl to, kad pardavė tai, ką visą gyvenimą kaupė. Tai čia tiesiog faktas ir iš daugybės kitų tyrimų. Tai va, ir tame mažesnėme bute jie tiesiog sulaukia savo senatvės. Man buvo iš tikrųjų labai didelis toks intelektualinis loginis šuolis, o matai, pagalvojau, kaip įdomu. Tai va, tas požiūris, aš suprantu, Lietuvoje nėra tipinis, bet galbūt kai kam iš jūsų gali pasirodyti, kad tame yra kažkokios praktikos. Nes kartais būstas gali tapti našta ir vargu.
Tokiais atvejais būna, kai labai didelis būstas, arba didelis būtas su daug kambarių, arba namas per kelis aukštus. Tai vienas dalykas tai yra finansinė problema, gali būti brangu mokėti už šildymą, tiesiog komunalinius mokesčius ir visa kita. Bet to ir fizinė našta, sutikime. Tai yra laukti, valyti, taip, čia yra... Tai yra išvalyti tokius namus yra sudėtinga, plus jeigu nori remontuoti, tai irgi tai kainuotų labai brangiai, didžiulį būstą susiremontuoti ir tada nebegyvensi apleistuose namuose. Dabar kitas dalykas, kuris turėtų žmogui sukelti minčių, ar reikia įsikabinus laikytis tą būstą, kai jis yra nepatogus gyventi. Tarkim, gyvenama yra 4-5 aukšte, namie nėra lifto. Namie nėra lifto. Žinote, aš turiu pavyzdžių iš mano aplinkos, kai mano aplinkos žmonių, kurių tėvai gyvena aukštai, todėl 4-5 aukšte, ir galiausiai ateina diena, kai žmogui jau yra sunku nulipti ir užlipti, praktiškai jisai tampa įkalintų savo namuose. Ir tada ką daryti? Tada kažkas tai turi atvežti maistą, nupirkti, viskas, ko reikia būčiai, o ką daryti, kai reikia į polikliniką ar ligonę, tai dar nulips, o kaip po to grįžti atgal, vėl tai sukelia daug problemų, tada reikia specialaus transporto, kuris su pagalbininkais, kuris padėtų, žodžiu, judėti. Tai yra tokios situacijos, kai verta pasvarstyti, arba tai gyvenant dideliam būste, tarkim, gyvenu 3 kambarių bute, bet praktiškai naudojuosi tik tai vienu, esu girdėjus tokių replikų, arba turiu 2 aukštų namą, bet vaikštau po 1 aukštą, nes ten į 2 aukštą beveik nelipu. Arba 1 kambarys, arba keli kambariai tampa kaip sandėliai tiesiog, kuriuose sandėliuojama kažkokie daiktai. Tai čia yra dalykai, kai verta yra pagalvoti, ar reikėtų kažką keisti jūsų gyvenime. Bet tai padaryti sunku, kaip tu manai, kodėl sunkiai ryžtasi. Aš manau, pagrindinė priežastis turbūt yra vis dėlto nesaugumo jausmas ir prisirišimas. Žmogui atrodo, kad jeigu jis iki gyvenimo galo gyvens taip, kaip, lietuviai turi tokį labai nevykusi pasakymą, mano supratimu nevykusi. Kaip radome, taip ir paliksime. Tai radote, kai namuose muša, kokias ten vyras pažemaitę, paskaitykit, kokių keistų istorijų yra, tai taip ir paliksim. Gal keiskim. Tai iš tikrųjų aš nesakau, kad jūs turite būtinai atsisakyti savo namų, jeigu jums begaliniai brangus ar dar kažkas, bet neturite ir bijoti, pagalvoti, o gal mano gyvenimas pasidarys daug įdomesnis. Gal, pavyzdžiui, jūs iš tikrųjų dar turite jėgų tą turtą pardavę, galima, aišku, padėti vaikams. Mano atveju aš taip ir pasielgiau, aš netekau namų, bet aš padėjau savo sūnums. Bet, tiesiog buvo toks mano pasirinkimas. Bet galima gal, pavyzdžiui, keliauti. Galima gal, pavyzdžiui, nusipirkti kur nors butą, jeigu jūs turite Vilniuje butą kur nors senamiestyje, kur ten yra problemos amžinai su kaimynais, aš žinau, ką reiškia gyventi senamiestyje ir taip toliau. Žmonės įsivaizduojam, ten ir renovacijos klausimai pradės strigti ir kaimynų tarpusavio santykiai. Gal jūs parduodate tą butą, kuris bus brangus ir nusiperkat kur nors prie jūros. Gal jūs tada svajojot prie jūros gyventi. Arba mažame miestelėje. Tai, pavyzdžiui, mano didžioji svajonė ir aš tikiuosi, kad man vaikai padės įgyventinti, susitvarkyti namelį kaime ir iš ten išvis neišvažiuoti. Aš ten gyvenu dabar, kai nešalta, bet noriu gyventi visą laiką. Tai mes turime skirtingas vizijas, kaip tai turėtų atrodyti. Aš suprantu, kodėl žmonės nenori kraustytis, kodėl sunku priimti tokį sprendimą. Vienas dalykas tai pažįstama aplinka. Čia labai daug svarbu. Metų bendravai, tu žinai, kur parduotuvės, tu pažįsti aplinką ir taip toliau. Kitas dalykas. Vyresniam žmogui tas labai svarbu. Kraustymosi rūpesčiai. Kraustytis atrodo, o Dieve, geriau aš nieko nekeisiu, nes kraustytis tai tikrai yra sudėtingas dalykas, bet žinokite, šitą dalyką įveikus galima turėti mažesnį, patogesnį būstą, ar ne, turėti papildomų pinigų, tada lieka, jeigu iš didesnio į mažesnį susikrausi, kurios tu gali pagal savo reikmes paskirstyti ir nebedėjuoti, kad sunku pragyventi. Jeigu tu atkreipi dėmesį, aš pradėjau šypsotis, taip?
Taip. Per pastaruosius 10 metų, nuo 15, nuo 11 metų, aš kraušiausi bene kokius 6 kartus. Nu, prašau. Ta prasme, pirmiausia, išėjau iš namų, kuriuose ilgai gyvenau Trakų gatvėje, Vilniaus senamiestyje. Ir po to krauščiausi į kitą butą, tada krauščiausi į Briuselį, tada krauščiausi iš Briuselio atgal, kur jau tikrai didelis kraustimasis. Ir krauščiausi ir į kaimą, ir iš kaimo, ir galų gale krauščiausi į šitą butą, ir tikiuosi iš jo išsikraustyti. Tau nėra to perversmas. Aš galiu pasakyti vieną paprastą dalyką, kad tai yra visiška pasaka šiais laikais, kad kraustyti sudėtinga. Yra kompanijos, kurios ateina, taip supakuoja jūsų daiktus, kad ten negali patikėti, nekainuoja tai dramblio, taip, netgi pervežimas mano daiktų ir aš radau supakuotas ten šakutes ir peilius atskirai ir visus, turi specialias medžiagas, specialias dėžes, specialius vailokinius daiktus, kad suviniotų rūbus. Taprasme, jeigu kas nesikraustė, gal tiesiog sunkiai įsivaizduoja. Aš pirmą kartą žiūrėjau, kaip ir tai daro labai greitai, jauni vyrukai ir viską išneša ir parneša. Ir patikėkite, tai nekainavo dramblio. Persikraustimas man iš Briuselio gal buvo brangiausias, jeigu gerai pamenu, kažkas apie 300, bet jūs supraskite, jie vežė 2000 km iš Briuselio. Tai jie man padėjo pasikraustyti po to jau į kaimą su baldais, su dideliais baldais jų pervežimu, buvo šiek tiek virš 100 eurų, tas 80 km nuo Vilniaus iki mano kaimo. Tai aišku, aš manau, kad per tą laiką, paskutinis mano kraustimasis buvo prieš 3 metus, kai man atvežė iš Briuselio daiktus mano čia. Tai iš tikrųjų, gal dabar ten jos ir pakilo, ir transportas brangs, bet tai yra realu. Bet absoliučiai. Ir jūs neturite jokio vargo. Jie tiesiog labai pedantiškai supakuos ir jūsų knygas, ir ant dėžių užrašys, kas yra po to labai lengva ir iškilnoti. Ir netgi, žinokite, paklausę, gal jūs norite, kad mes pastatytumėm tos baldus. Čia būtų galbūt papildomas kažkoks mokestis. Išrenka, surenka. Bet vis vien, jūs turite labai didelę, šiais laikais tikrai yra pakankama rinka šitam klausimui. O aš norėčiau dar papildyti, kad kraustimasis ir apsigyvenimas kitam būste, kuris yra labiau pritaikytas, tarkim, seniorams, apie ką tu pradėjai kalbėti, kaip apie Daniją, tai pirmiausia, tai gali būti šviežio oro gurkšnis. Tai yra, tu esi naujoj vietoj, tu esi patogesniai vietoj. Atsiprašau. Tu gali pasirinkti aukštą, ar namą su liftu, ar ne? Tu gali pasirinkti aukštą, pirmam, antram, kad būtų nepatogu, kad nebūtų to nepatogumo, jeigu gyvenote aukštesniam. Tu gali pasirinkti vietą, kur tau po langais parduotuvės, kur yra nueiti, pareiti, bet to kaimynai yra dalykas, yra žmonės, su kuriais susipažįstama, su kuriais užmesgami ryšiai. Mes Lietuvoje iš tikrųjų tokie pasidarėme labai tokie užsidarę. Čia pastaruoju metu tas kilęs, man labai nemielos patyčios iš ministrės socialinės apsaugos, kai jinai pasakė, kad reikia daugiau tų viešų erdvių, kad šokių diskotekų. Taip? Tai šokiai diskotekos irgi toks yra dalykas, kad mes nelinkę, lietuviai dabar užsidarėme ir nelinkę bendrauti. Bet jeigu mes grįžtumėm į tą istoriją, kurią atseit mes vis saugom, taigi kaimas būdavo bendra erdvė. Aš čia atsikrausius parašiau visiems ant durų laiškelį, šitam aukšte yra, man atrodo, berods 6 būtai. Parašiau ant durų laiškelį visiems, kad aš tokia ir tokia, parašiau 3 kalbom, čia gyvena skirtingų tautų žmonės. Lietuvių yra, buvo baltarusių pora ir viena anglakalbė šeima. Visiems parašiau tą laiškelį, kad ateikite pas mane šį šeštadienį išgerti, pasiūlysiu jums taurę vyno alkoholinio ir nealkoholinio, jeigu kas negerate, ir sūrio, susipažinsime. Nuoširdžiai pasakysiu, atėjo viena šeima, su kuria mes po to labai neblogai susidraugavom, jie turėjo mažutį vaikutį ir gyveno už sienos, ir aš tikrai su jais nuolat bendravau ir tik padėjau netgi jiems ten su vaikučiu ligoniniai, po to, kai jie ten turėjo problemų, ten dėl kalbos ir visa kita. Tai man atrodo, kad čia labai priklauso nuo tiesiog noro nuo paties žmogaus yra. Ir įdomiausia, kad viena šeima, tai visai nesenai susitikau koridoriuje, praėjus jau beveik 3 metams, ir jie man sako, žinot, mums taip gaila, kad mes tada netėjom, mes vis matom, jūs vaikštotom, mes čia neturim pažįstamų, bet jūs daugiau nebekvietėte. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų net jeigu kartą ateina mažiau reikia, dar kartą pasakyti, o žiūrėkit, o gal ateikime iš šitą. Arba, pavyzdžiui, man labai linksma, kai mūsų name per
užgavėnės ateina vaikai ir labai laukia jau tų blynų ir šitų saldainiukų. Ir per Heloviną jie čia kažkaip ateina. Žodžiu, čia toks buvo toks, tiesiog, jeigu žmonės nori bendrauti, tai jie ir bendrauja. Tiesą sakant, aš irgi persikraušiau nelabai seniai, prieš porą metų, į tas pačias Šnipiškes ir Tik į savo butą? į naujos statybos butą, kur yra liftas, kur yra reguliuojamas šildymas ir taip toliau. Tai yra komfortiškesnis, patogesnis gyvenimas. Pasakyk, kiek moki dabar tavo buto plotas, koks yra? 44 kvadratiniai. 44, mano kažkas 46, šitas, kuriame yra. Ir man didžiausia per 3 metus mokėta suma buvo pernai žiemą, kažkaip labai šalta buvo, už viską. Vandenį, elektrą, šildymą ir taip toliau buvo 98 eurai. Standartiškai aš moku apie 30 eurų. Žiemą dabar jau, šią žiemą apie 50. Ta žiauriausia, šalčiausia mėnesį mokėjau 70, o šiaip apie 30 mokėjau. Bet už šildymą. Taip, o aš už vandeniu. O aš tiesiog sakau, už viską. Taip. Šildymą, vandenį ir taip toliau. Bet ką aš noriu... Tiesiog, tai tada ir ant čia gali sutaupyti, jeigu pradedi iš tikrųjų galvoti. Ką aš norėjau pasakyti, tai aš nekviečiau į svečius, bet tiesiog pati pirma pradėjau sveikinti su kaimynais. Tiesiog ir sakyti, kad va, aš nauja jūsų kaimynė, gyvenu štai tokiam bute, atėjau į patį pirmą susirinkimą ir visiems prisistačiau ir dabar jau per porą metų tie santykiai užsimezgė, mes ir pasustojom ir pasikalbam ir apie mūsų namus, ir apie administruojančią įmonę, ir apie gyvenimą, ir apie šeimas netgi pasišnekam. Žodžiu, jeigu nori, gali. Čia nereikia problemų. Jeigu esi atviras ir nori bendrauti su žmonėmis, tai ir žmonės su tavim anksčiau ir vėliau pradės bendrauti. O mūsų visuomeniai šito žiauriai trūksta. Dėl to mane labai, pavyzdžiui, įskaudino tos patyčios, kad jaunimui reikia diskotekų. Sako, jie demografijai nepadeda. Nu palaukit, jeigu nėra kur susipažinti. Nu tai aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju, kaip per ekranus vaikai atsiranda. Man neteko tokio kažkur niekur nei matyti, nei skaityti. Reikia kontakto. Ir tokio labai artimo netgi dėja, ar laimė. O seniorams reikia kontakto tam, kad dėl to, kad mes ir esame socialinės būtybės ir mums norisi bendrauti. Ir kartais, būtent tas psichologinė, mes čia jau esame kalbėję ir galiu tik pasikartoti, kad, pavyzdžiui, Vilniuje yra 112 000 žmonių virš 65 metų amžiaus ir iš jų apie pusė yra vieniši, tai jiems labai svarbu yra. Dabar kitas dalykas, apie kurį dar norėčiau pasakyti ir kas yra su būstu susiję, tai yra renovacija. Čia toks dalykas, kuris bent jau Vilniuje yra problema, nors mačiau provinciją labai gražiai kvartalais renovuojasi, mažesni miesteliai. Ir kiek aš žinau asmeniškai, kiek esu patyrusi ir iš savo pažįstamų, kad sunkiausiai sekasi įkalbėti renovacijai vyresnio amžiaus žmonės, kurie gyvena tose būstuose. Ir aš svarsčiau, kodėl. Mano senam bute, beje, dabar kaip tik yra paskelbtas balsavimas, ar renovuoti tas būstas, kurį nuomoju. Tai dalykas yra tas, kad kai buvo prieš gal 5 metus pirma kalba apie renovaciją, kokius atsakymus išgirsdavau iš vyresnio amžiaus kaimynų ir kaimynių. Tai būdavo taip, kad visą gyvenimą gyvenau taip, kaip dabar, man viskas gerai, nieko nenoriu keisti. Kitas dažnas atsakymas, kiek čia man liko gyventi, man ir taip gerai. Ir aš bandydavau pasakyti, tai nejaugi nenorite to, kas liko gyventi, tų metų praleisti patogiau, su didesniu komfortu, estetiškoje aplinkoje. Ne ir viskas. Dar vienas dalykas, aš suprantu, kas gąsdina, tai yra, kad renovacija tai irgi yra kaip kraustymasis, tai yra tam tikras laikotarpis, kol vyksta renovacija, tai tikrai bus sudėtinga, bus ir triukšmas, ir tokie pokyčiai bus, bet pagalvokite apie tai, kas bus. Po to, kai jūs turėsite reguliuojamą šildymą, kai gali nusistatyti, ką nori ir mokėti taip, kaip mes mokame su Aušra už būstą, bet to, kai šildymas bus pigesnis, tai tada, kas yra bijoma, kad reikės mokėti už renovaciją, tai dalis tų pinigų
eis. Paprastai visiems, kas turi mažesnės pajamas, tai yra tiesiog vos nepilnai. O kas turi mažesnės pajamas, tai kompensuojama yra 100%. Taip, sakau, tiem, kurie pilnai. gauna šildymo, kompensacijų už šildymą, tai tiems yra kompensuojama 100% renovacija, tai irgi nereikia bijoti. Be to, jeigu mes turime vaikų ar anūkų, tai jie gali prisidėti, mokėti už renovaciją, kadangi jų tai palikimas kada nors bus. Taigi šito irgi nereikia bijoti. Tik aš čia vieną dalyką dabar noriu to pasakyti, lyg tai truputį atitraukdama mus nuo temos, bet palikdama tai pačioj temai. Aš labai dažnai tokiais atvejais, kaip mes dabar šnekame apie tos žmonės, kurie nenori, kurie kaip radom, tai paliksim. Aš čia pripratau, kad pas mane teka ten bakelis jau pastarosius 15 metų tualete, tai ir toliau gali tekėti. Paskiau pulsiu ant valdžios aiškinti, kad vanduo labai brangiai kainuoja, bet kad net nesusitvarko ten tų. Jie tikriausiai mūsų nežiūri. Čia yra tas pagrindinės, kad tu... Kurie pažįstate tokių žmonių, pasiūlykite jiems labas nuorodą, kad laidą mes dabar šnekame, turbūt visiškai masto kitaip. Bet kartais iš tikrųjų reikia to tokio vidinio, tokios vidinės drąsos. Aš manyčiau, kad tas čia yra vienas iš tų momentų, ką galima padaryti su savo gyvenimu išėjus į pensiją. Vat susitvarkyti, o gal visą gyvenimą norėjau, sakau, gyventi kaime arba prie jūros. Ir tu atsisėdi ir pradedi galvoti. Kitas dalykas, aš vis dėlto esu, priešingai negu kad pati padariau, bet aš vis dėlto turiu tą labai griežtą įsivaizdavimą, kad normaliuose visuomenėse ir tose modernesnėse visuomenėse, pagal savo tą gyvenimo būdą taip toliau, kur iš tikrųjų tos laisvės ir pagarbos yra daugiau, tai nėra tėvai įkalinti tame, kad privalo jau ten iki gyvenimo galo jau ten pasirūpinti vaikų būstais ir ten jiem viską palikti. Kartais šioks toks egoizmas senesniam amžiui yra... Sveikas? Yra sveikas. Aš nežinau, aš pati šito nemoku, nes aš tiesiog... ir apie save taip pat. Taip, aš dabar pagalvoju, kad aš, buvo, kai mes pardavėm per skyrybas su vyru už mano tėvų parduotą butą, pirktą butą, jis pasiėmė su savo nauja moterim pasistatė namus, o aš gyvenu nuomojamam bute, nes atidaviau vaikams. Tai jisai ten tų vaikų nematė. Bet gal jis gyvena daug geriau ir tas, ta prasme, aš tiesiog džiaugiuosi, jis turi. Aš dar kartą sakau, aš nesiskundžiu, bet kartais šioks toks egoizmas gal irgi gerai. Tarp kitko, kalbant apie tokius dalykus, kaip kam paliksime būstą, tai aš noriu atkreipti dėmesį į tokias galimas teisinės problemas. Kartais būna, kad vaikai siūlo parduoti, kad tėvai parduotų būstą, kraustysiu pas juos dėl dviejų priežasčių. Arba padėti anūkus prižiūrėti, kai reikia anūkų pagalbos, arba kai patiems seniems tėvams irgi jau reikia pagalbos, kai reikia juos prižiūrėti. Tai aš siūlyčiau tokiu atveju geriau neparduoti, o nuomoti būstum, tarkim, kaip aš darau, nes tada yra ir stabilios pajamos, ir jeigu ką, jeigu kokia situacija sudėtinga ar konfliktinė, visada turi kur sugrįžti. Aš gana griežtai šiuo atveju, čia ne patarimas, tiesiog dalinuosi savo jausmu, aš kategoriškai nenorėčiau gyventi su vaikais ir aš su malonumu žiūrėčiau visus anūkus, bet mano anūkui 16 metų nelabai yra ką žiūrėti, kaip suprantat. Bet dabar aš turiu laiko ir viską meščiau visus savo rašymus ir darbus, jeigu būtų mažutis vaikutis ir aš su malonumu jį auginčiau. Bet tikrai ne jų namuose. Tikrai tose namuose, kurie yra mano, kur aš bandyčiau kažkaip jau ten arba iš ryto važiuoti ir vakarė grįžti namo, arba tiesiog, kad man atvežtų. Aš, ta prasme, su malonumu padėčiau, nors ir tai nėra privaloma, kas nenori, tikrai neprivaloma. Bet man tas gyvenimas su vaikais yra, manau, kad ir tam žmogui vyresniam, tai yra tarsi įsijungimas į dar vieną šeimą, kur yra du skirtingi žmonės ir aš manau, kad norint turėti gerus santykius su savo
vaiku, su jo antraja pusė. Reikia Yra iš gyventi tikrųjų atskirai. gyveni atskirai ir tada labai puikiai nueini. Aš labai džiaugiuosi, kai ateina pas mane ir mano sūnus su savo drauge ir visą laiką su abiejų sūnų draugėmis gerai sutardavau. Bet techniškai gyventi reiktų atskirai, jeigu taip nors truputį išmano. Aš galiu pasakyti, kadangi mano šeimos jaunimas, jau esu nekartą minėjusi, gyvena užsienė, tai yra toks dalykas, kad kai aš nuvažiuoju, savaitę apsistoju pas juos ir manau, kad savaitę trintis tose pačiuose namuose jau yra pakankamas laikas, pakankamai ilgas laikas ir jau daugiau nesinorėtų. Aš net pagalvoju, kad jeigu norėčiau atvažiuoti ilgiau, gal geriau tada apsistoti viešbutį ar išsinuomoti kokį nors nedidelį būstą šalia. Dėl to, kad jie turi savo gyvenimą. Jie turi savo ritualus, savo logiką. O dabar tu čia visur painiojusi ir tu visą laiką turi bandyti. Aišku, džiugu tą savaitę visiems yra džiaugsmas, bet jau pavyzdžiui antrą savaitę ar trečią nemanau, kad to džiaugsmo ko gero būtų mažiau ir mažiau. Ir prasidėtų konfliktai. Taip. Nes tiesiog ir amžiaus skirtumas, ir poreikių skirtumas. Na, ir įpročių. Sakau, ritualai, įpročiai, kokią tu kavą geri, ar tu ją geri, ar negeri. Ir žinote, kiekvienas svečias yra šventė. Bet kai svečias išvažiuoja po savaitės, irgi yra šventė. Aš Taivane turėjau 4 kartus vizitus, aš pusę metų viena gyvenau Taivane ir pas mane 4 kartus atvažiavo žmonės. Aš jų visų laukdavau, visų malonų važiuodavau ten toli oro uostą pasitikti, kad jiems nebūtų sudėtinga. Ir kai jie išvažiuodavo ir grįžinėdavo iš oro uosto, aš galvodavau, Dieve, bet dabar aš skaitysiu, ką noriu. Noriu kelsiuos. Suprantat, iš tikrųjų mes visi turim savo gyvenimus. Tai tikrai gal tas gyvenimas, jeigu ten, ypatingai man atrodo, kad gali būti liūdna, bet irgi, jūs supraskite, čia šneka ne tie žmonės, kurie jums pasako, kaip iš tikrųjų yra. Mes siūlom alternatyvas. Mes tiesiog siūlom, mes svarstome ir sakom, kad gyvenime yra ir toks klausimas. Ir jis gali būti labai įvairiai sprendžiamas. Gal jūsų atveju tai pasirodys labai puiku. Bet dažniausiai vis dėlto yra ir knygų patirtis ir taip toliau yra tokia, kad geriau gyventi atskirai ir turėti gerus santykius ir norėti, aš sakau, jeigu, pavyzdžiui, ta pati sveikata. Jeigu iš tikrųjų, o man taip gali atsitikti, nes aš tiesiog ir matau, kaip kiekvienais metais man vis sunkiau vaikščioti ir mano tie 12 tūkstančių žingsniukų palaipsniui virsta vidutiniškai 8 per dieną tūkstančiais ir net ir sportas nepadeda. Ir aš žinau savo tetučių likimą, kai jos sunkiai vaikščioti negalėjo. Ir aš tikrai ko nenorėčiau, jokių būdų gyventi su savo sūnumis. Aš nenoriu jiems užkrauti jokio rūpesčio, aš tikrai bandysiu tada ieškoti tų globos namų, ar kur man bus, ir su ko paplėpėti, tikriausiai atsirasi viena ir kitas vyresnis žmogus, su kuriuo bus kokia nors senutė, su kuria bus linksma kartu gerti arbatą ir plėpėti. Ir man padės žmonės, kurie už tai gaus algą ir tie santykiai tada yra tokie, gali būti ir labai. Aš, pavyzdžiui, dabar vakar sužinojau dalyką, kuris irgi į tą pačią temą, kad neprisiriškite prie savo namų, jeigu matote, kad jau neįmanot ir ypač esat vienišas. Ir matot, kad nebesugebat juose kažkaip funkcionuoti, pradeda kauptis daiktai, nesutvarkyta, jums sunku vienam. Man papasakojo, kad dabar globos namuose yra ir toks darbuotojas, ir viena mano būsi mokinė, tarp kitko su visais aukštaisiais ir taip toliau darbą tokį dirba. Jos pareigos vadinasi draugė. Jinai ateina ir su tais jau dabar dimensiją turinčiais žmonėmis, jiems skaito knygas, su jais maloniai pavaikšto po mišką, nėra jų draugė. Jos taip darbas vadinasi. Man buvo labai gražu. Tai iš tikrųjų tas mūsų gyvenimas, aš manau, kad šitas mūsų klausimas turi ir tą gyvenimo tėkmės momentą. Todėl, kad kai tu jaunas, tau reikia vienų dalykų, kai tu vyresnis kitų. Tikrai man, pavyzdžiui, dabar, aš gyvenu 6 aukšte, bet čia yra liftas. Ir vieną kartą kažkas kraustė savo daiktus. Ir aš supratau, kad man į tą 6 aukštą reikės lipti, nes labai ilgai laukti. Aš užlipau, nieko ypat, man neatsitiko, pasilsėjau, bet po to pagalvojau, o jeigu man reikėtų tai daryti kasdien, man būtų problema. Ta prasme, aš daryčiau viską, kad kažkaip išspręsti. O kai 70 metų, o kai 80 metų. Čia tas vienas kartas tai buvo papildomas sportas ir aš labai džiugiai pagalvojau, šiandien pasportavau daugiau, ten užlipau
Bet ne. Bet kasdien ne. Dabar dar grįžtant prie santykių tarp tėvų, vaikų ir galbūt anūkų, aš noriu dar vieną tokį teisinį aspektą paliesti apie palikimo dalykus. Tarkim, natūralu, kad dažniausiai yra rašomas testamentas, kai tu palieki kažkam, dažniausiai tai yra savo artimiesiams, tai yra jaunesiems kartoms būstą. Kartais būna toks dalykas, kai yra nusprendžiama dovanoti. Tai čia aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad kai dovanojamas būstas, kartais kyla problemų, taip pat tu padovanok ir tame būste savo gyvenk, o kai jau tavęs nebebus, tada ar vaikai, ar anūkai perims. Žinokite, tokiam dalykui, jeigu jūs įkalbinėja dovanoti, arba jūs sprendžiate šį dalyką ir svarstote ne testamento dovanojimą, yra toks dalykas, kuris vadinasi uzufruktas. Ko labai daug kas, matai ir tu nežinai, daug kas nežino, ką aš mačiau socialiniuose tinkluose, kai nustemba, kas čia per žodis, tai aš jums noriu paaiškinti, koks tai yra geras dalykas dovanojimo atveju. Aš net perskaitysiu, kadangi čia teisinis terminas, perskaitysiu, kas yra uzufruktas. Uzufruktas tai yra teisė naudotis turtu iki gyvenimo pabaigos. Praktikoje jis dažniausiai reiškia teisę gyventi ar naudotis turtu iki mirties, net jei nuosavybė priklauso kitam asmeniui. Tai klasikinis pavyzdys yra toks, kai žmogus dovanoja būstą ten vaikui ar anūkui, bet pasilieka uzufruktą iki mirties, taip apsidrausdamas, arba kad nebus išmestas iš namų, jeigu santykiai pablogėti, arba nebus būstas parduotas, net jeigu žmogus gyvena kitur, bet jis turi teisę naudotis to būstu ir jį labai sunku parduoti, nes koksgi pirkėjas norės nusipirkti būstą kartu su senjoru, kuris turi teisę ten gyventi. Su kitu žmogumi, nesvarbu jau net ir senjoras. Tai va, ne, aš tai labai rekomenduoju. Aš tikrai kažką mano galva yra girdėjusi, bet aš nelabai įsivaizdavau, kad tai Lietuvos teisė yra. Tai labai rekomenduoju, čia labai geras yra, mes visi norim jausti saugiai, ar ne? Tai čia labai geras dalykas yra jausti saugiai ir tuo pačiu padaryti dovaną savo jaunesniems kartoms, ar vaikams, ar kažkam iš artimųjų, galbūt kas tave prižiūri, ar tavim pasirūpina, jeigu galbūt... Šiaip yra tokia bendra taisyklė. Pirmiausia, aš manau, kad kiekvienas sveiko proto žmogus, jeigu turi turto, nesvarbu ar jam 25 ar 50, jis turi testamentą. Tai čia yra, mano supratimu, yra žemiau bet kokios kritikos neturėti testamento. Palikti ten viską erdelyje ir nesusitvarkyti. Nes man čia yra, jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, būstą, bet neturi testamento, tai man yra panašu tai, kaip išėjo gatvę nesusišukavęs ir nesusitvarkęs reikalų. Jeigu yra bardakas, vadinasi, man tai nepriimtina. Aš pirmą testamentą parašiau iš karto po to, kai mes su vyru nusipirkom pirmą butą 1998 metais. Tai, tarp kitko, labai buvo įdomu, kad mano pažįstama draugė notarė, jinai tą testamentą surašiusi, taip kažkaip sakė, Aušra, išgeriam kavos, mes pradėjom gerti kavą, man buvo 37-8 metai, ir jinai sako, o tai kas nors atsitiko, nes net jai notarijai atrodė, kad tam, kad parašytum testamentą, tu turi ten jau vėžio diagnozė, jau viskas galas. Tiesiog tai yra tvarka, nereikia palikti visų dalykų nesutvarkytų iki galo. Testamentą bet kada galima keisti, bet ir aš jį po to keletą kartų ir keičiau, nes keitėsi gyvenimo aplinkybės, nekainuoja ten kažkokio stebuklo ir dabar mano testamentas guli, kiek aš ten to turto turiu, bet jis yra paskirstytas, aš jau nedaug turiu, bet kažkokias ten turiu sąskaitas, turiu truputėlį pinigų. Tai ta prasme iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Ir antras dalykas, man atrodo, kad ir santykiams su vaikais tai labai priduoda tvarkos. Todėl, kad tada nėra to spaudimo. Mes esame aiškiai ir jie supranta, ir tu supranti, ir nėra to psichologinio spaudimų, ten kažkokios tai atsiranda, ar ten, nežinau, antrosios pusės, kurioms gal kitaip kažkaip atrodo. Ta prasme, ir jūsų, žodžiu, visokiausių dalykų rodo ir knygos, ir filmai, ir gyvenimas aplink.
Dėl to geriau tiesiog nedaryti savo ir kitiems problemų. Paskutinis dalykas, paskutinė tema, kurią norėtųsi aptarti šioje laidoje, yra būstas patogus gyventi senjorams. Taip. Čia yra labai svarbu, čia kai jūs nuspręsite, ar jūs gyvenate tam, kur gyvenate, ar norėsite pakeisti būstą, bet kokiu atveju jis turi būti patogus. Pirmiausia, kaip jau kalbėjome, kad būtų patogu pareiti ir išeiti, kad nereiktų labai aukštai lipti. Kitas dalykas, pačiam būste. Pirmiausia, galiu pasakyti ir ką aš darau, ir ką aš žinau, ką daro mano bendraamžiai, tai apgalvoju vonios kambarį. Vonios kambarys turi būti itin saugus naudotis. Tarkime, turi būti rankenėlė prie sienos, kur tu gali prisilaikyti, jeigu tu lipi į vonią, arba jeigu turi dušą, eini į dušą. Kitas dalykas, labai svarbus yra turėti kilimėlį, kuris, kad nebūtų slidu, jų labai kainuoja labai pigiai ir nesunku nusipirkti, kad tai yra saugumas, kad slidu. Trečias dalykas, kėdutė. Kėdutė vonios arba dušo yra labai patogi, kad jeigu nori atsisėsti, ilgiau tam pasiturš su vandeniu ar nusiprausti, ar jie yra vyresnė karta, kuri turi lygsvaros sutrikimų, tai yra patogu yra sėdėti. Aišku, geriau yra dušas negu vonia, bet jeigu jau vonia, tai kartais labai sunku yra tą perdaryti. Tiesą sakant, žinau, kad yra vonios su durelėmis. Taip, mano atradimas vonios su durelėmis, kai tu atsidarai durelis, užeini į vonią, kaip į dušą, uždarai. O čia tu kur radai to? Internete. Ir jos yra apsaugotos, ta prasme, vanduo neišeina, tu gali maudytis. Ir tada vėl atsidarai ir išeini. Tiesa, jos kainuoja nepigiai. Kainuoja brangokai. Pats buvimas fakto man yra naujiena. Bet yra nuostabus dalykas, kai pusiau dušas, pusiau vonia. Tada tau nereikia kelti kažkur aukštai kojos. Tu gali pagulėti tam vandenį, jeigu tu jau toks mėgėjas. Ten yra taip padaryta, kad vanduo neištekės. Supratau. Tos durelės yra sandalios. Tai yra nuostabus dalykas, kainuoja porą tūkstančių, aišku, ir įrengimas dar kainuoja. Suprantu. Bet jei kas turi tokių galimybių, tai siūlau apie tai pagalvoti. Pavyzdžiui, šitame bute pas mane yra vonia ir man tai yra problema. Ta prasme, kad man ta vonia nelabai reikalinga, aš būdama viena netgi bijau joje, aš paprastai, jeigu tai darau, kai jau yra kas nors pas mane atėjęs, jeigu taip pamirksti vandenį, mėgstu pamirksti putose, kaip visi žmonės, kaip dauguma žmonių. Bet tiesiog paprasčiausiai, o jeigu pasidarys bloga. Bet aš save esu išmokusi ir galiu pasiūlyti ir kiekvienam kitam, kad visada šalia kur nors, kai išeinu į vonę, aš padedu ant lentynėlės saugiai savo laikrodį arba telefoną, kad jeigu kas nors, aš tai darau jau kuris laikas, taip, mano atveju čia yra, galėčiau ir paskambinti, jau pakviesti ar pagalbą, ar vaikus, ar tą pačią jau greitą, jeigu jau tam kokios bėdos, kad iš tikrųjų, čia tiems labiau skirta, kurie gyvena vieniši, kad, ne vieniši, gal vieni, aš nesijaučiu vieniša, aš tiesiog gyvenu viena, kad tu turėtum tam tikrą saugumą. Tai į šitą reiktų tai irgi savo įvesti. Kad tai taptų tokiu paprašiu, kaip prausit, kaip valytis dantis, tai tiesiog eiti su telefonu. Aš net galiu pasakyti, kur dedu, gal kam pravers, mano chalatas, kurį aš praktiškai naudoju vieninteliam dalykui. Į jo kišenę įsidėti savo telefoną ir laikrodį, kai lipu į vonę. Kad jeigu ką, aš kaip nors iki chalatą eisiu. Ir tada jis ten saugiai gyvena ir laukia, kol aš išlipsiu. Dabar kalbant apie kitą būsto dalį, tai dar norėčiau pasakyti keletą patarimų. Tai vienas dalykas, kad apšvietimas turi būti geras. Tai yra dalykas, kad prieblandoje gali būti prieblanda ir nėra geras dalykas, galima gauti traumą, kažko užkliūti. Kartu yra kitas patarimas - išdėstyti baldus taip patogiai, kad už jų nekliūtum. Ten tie takai, kur dažniausiai eini, kad neturi stovėti nei koks krėslas, nei fotelis, nei kokia skrynia. Ypač įsivaizduojam, kad jeigu kokia problema ir ar elektros nebus ar kas, visko atsitinka. Kad iš tikrųjų nepakliūtum į tokią situaciją, kad griūsi ir nežinia, kas su taip. Ir aš manau, kad kada nors mes gal laidą pakviesime kokį interjero dizainerį, kuris galėtų papasakoti, kaip senjorams patogiai įsirengti būstą.
Taip, Tai va. aš netgi įsivaizduoju, ką galima pakviesti. Tai ir, pavyzdžiui, o išėjus iš to būsto be abejo reikalinga, kur yra laiptai, turi būti ir turėklai. Jeigu kur nors laukia to nėra, tai reikia kreiptis tada į administratorių namo, ar bendryje, ten į seniūniją, ar spausti savivaldybę. Turi rūpinti senjorais. Yra tam tikros institucijos, kuris turi tuo pasirūpinti. Tai čia yra labai svarbus dalykai. Ir ką dar noriu pasakyti, kad ir kaip jūs nuspręstumėt, ar gyvenate ten, kur gyvenate, ar vis dėlto ryžtingą žingsnį ir keisite, svarbu yra patogumas, patogiai įsikurti. Ir kaip aš jau sakė, vis dar galvokime apie save. Vis dar galvokime, vis dar mėgaukimės gyvenimu. Žinot, mūsų gyvenimo tą trukmę, žmonės dažnai sako, ai, tai po pensijos labai trumpai gyvenu, paima vidutinę gyvenimo trukmę. Ne, vidutinė gyvenimo trukmė yra daug trumpesnė negu tas variantas, jeigu tu jau sulaukiai tos pensijos, tai tu gyvensi daug ilgiau negu vidutinė, nes kai kas mirs jaunas, čia grina matematika. Tai labai dažnai žmonės išėję į pensiją, išėję į pensiją moteris labai tikėtina gali pragyventi 30 metų. Tai kada visus tuos metus laukti, kada čia jau bus patogu, jeigu nors yra mažiausias šansas, reiktų bandyti. Ir šiaip tada užsiėmimas atsiranda. Čia aš taip įsivaizduoju, čia tokia teigiama gaida, kurią mes galime baigti šios dienos laidą. Šiaip nebijoti padaryti savo gyvenimą tokį, apie kokį tu svajoji. Nes, ta baimė... Pagal galimybės. Taip. O jeigu neturi galimybę, tai susimažini būstą ir vėl turi galimybių. Arba taip, arba, dar kažkaip. Vienas iš variantų. Tiesiog, kad pasaulis turi labai daug variantų. Bet ką priimti įvairovę. Ir mes norėjom pasiūlyti, kad pagalvotumėt apie įvairius galimus variantus, tai šiandien atsisveikiname jau. Prenumeruokite Žilalaidę, žiūrėkite. Mums tikrai labai svarbu, kad jūs kažkaip reaguotumėte tai, ką mes darome. Mes gal vasarą paleisime save ir jūs taip pat atostogų, bet mes iš tikrųjų labai rudenį grįšime su naujomis mintimis, naujomis idėjomis ir visokius dalykus pasakosime, kurias mūsų kartai gali būti labai įdomios. Ieškosime įdomių žmonių ir tikrai labai laukiame jūsų reakcijų ir jūsų laikų. Ir jau prenumeruokite, mums bus labai šventės. Tai šiandien atsisveikiname ir dar neišeiname atostogų, dar bus kita Žilalaidė. Sakiau, vasara, dar jos nėra. Čia dar labai už lango šiandien labai taip sau. Bet šiandien atsisveikiname ir iki kitų laidų. Laimingai.